Treneri, užbaigtas pirmas etapas, laimėti nepavyko. Pirmiausia, kaip šiandien rungtynės, kokios išvados pirminės apie jas? Nervingos įtemptos rungtynės, gale sprendėsi likimas ir kai kurios metimus mes nesumetėm, jie pataikė ir porą neatsikovotų kamuolių lėmė rungtynių galą. Ir aišku, tie 50-50 visi tie ne mūsų, jie labiau norėjo. Ir 10 pramestų mūsų baudų metimų, tai didelis praradimas. Turit paaiškinimą tiem baudos metimam ir tiesiog diena tokia? Ne, neturiu, ką čia paaiškinsi, ką gali paaiškinti baudų metimai, tai psichologija, diena, tiesiog baudų metimai yra baudų metimai. Pirmoji rungtynių daly buvot ne vieną kartą taip jau rimtai pyktelėjęs, ten ir po baudos metimo, kai varžovai pats metantis nusėmė kamuolį ir tų tritaškių iš kampo buvo laisvų, kur lyg ir planuodavot negaut, kas neveikė ten. Kai kur koncentracija, dėl to ir pyksti, jeigu žaidėjas nesukoncentravęs, jeigu mes po baudų metimų nuo baudos metantis pasiema kamuolį, tai čia tragedija, yra tokių dalykų šis negali būti. Tai, kur sakėm, nespausti, praleidžia, dėl to ir buvo kažkoks pyktis. Bet kažką pagerinti pavyko po pertraukos, ar nes tas žaidimas, kai buvo lygus, iš esmės taip ir tęsėsi iki pabaigos? Pavyko kažkiek pagerinti, nesusimetėm kažkiek laisvų metimų, gynyba ir geriau ir blogiau buvo. Tai tiesiog sakau, gale įtemptas dalykas, nesusimetėm tų metimų ir porą kamuolių. Pirmas etapas vis tiek toks tarpinis finišas. Kaip apibendrintumėt visą tą pirmą etapą, komandos rezultatus, žaidimą, pasirodymą, problemas? Rezultatai prasti, ką čia apibendrinti, prastai, įsivažiavom iš tikrųjų sezono pradžioj, paskui pasipildėm, naujus žmonės įvedinėjom, vis dar tokioj pasiruošimo stadijoje esam, tai geresniai formai, tai blogesniai. Dabar turėsime biškį to laisvo laiko, daugiau išdirbti ir pailsėti, aišku, reikia tiem pailsėti, kurie daugiau dirbo, po 30 minučių žaidė, jiems trūksta to kvapo dabar. Daug buvo kalbėta, kad ir Marijų, ir Aurelijų įvesti į žaidimą reikia, kaip jiems sekasi per tas keletą rungtynių jau įsivažiavo? Ne, taktiškai jau gerai, bet fiziškai dar, tai vienas, tai kitas šlubuoja, šiandien kiek pramestų iš po krepšio, tai reikia padirbti fiziškai, pailsėti, kai kuriem reikia dirbti, tai šitą visą bendrą fizinį ir taktinį pasiruošimą reikia visą bendros ir išgauti, kai dabar dirbsim. Čia buvo dar daug epizodų tokių, kur Marijus prieš Evaldą džiaugi 2 ir 3 prieš 3 ir seni komandos draugai. Ar planas toks buvo, ar gal Marijui toks principo reikalas? Ne, nėra čia kokie principai, yra planai, ką užsiatakuoti, kai kur pavyko, kai kur ne. Taip. Ir svarbiausios užduotys tada prieš antrą sezono dalį ir gal jai pačiai jau tai daliai. Sakau, svarbiausias užduotis pailsėti, gerai išdirbti, paskui vėl pailsėti ir pradėti trečią ratą, kuo daugiau pergalių pasiekti.